o šitas pilietis vis tiek turėtų atsakyti. Pirmąją mano pagalbą klausimus. suteikta buvo viskas. Gerai, aš Ten silpnas patikrinsiu pulsas pulsas. buvo. Pulsas silpnas, ar nesakėt? Taip. Gerai, aš ranką pridėsiu prie nosies. Jaučiu kvėpavimą. Tvarkoj, dedu degonės kaukę. Tegul bišį pabūna. Taip, tada sekundę. Adrenaliną bišį paimsim. Tuoj aš tavo virštinius drabužius noriu nuimti. Tu jam nesuleidai adrenalino, nes vėl pradės daužytis. Tam yra skirti antrankiai. Tvarkoje, aš adrenalino dozę bišką suleisiu vidutinį. Jo. Ar pulsas pagerėtų? Tvarkoj, paskui čia kas mėlynės yra kažkokie, kažin, išoriniai lūžiai. Ant nugaros ir ant rankos. Gerai, rankos rytį... Tai mes dar neįsiaiškinam to. Ar čia vidinis ar išorinis? Tai kaip jis, blėt, rankėtį? Alio. Su policijos lazda jis pradėjo, kaip pasakyti, dabar pasakyti papasakoti. Jie atvedė kamerą. Nepasakok, viskas gerai, aš Ir neteisėjas. jį atrakino, jis pradėjo daužytis tiesinusi pareigūno gyvybę. Ir pareigūnas pasėmė lazerį, jis vis tiek nieko nejuto. Pasėmė policijos lazdą ir pasakyti randė. Man šiaip sunku įsivaizduoti, kaip su guminė lazda galima atlikti išorinį lūžį. Tai dėl to dar kartą paklausiu, ar tai yra išorinis, ar tai yra vidinis lūžis. Negali būti. Taip. Tu su policijos lazda buvai sudaužytas, aptrankytas. Gerai, žodžiu, tuo jau savo darbą aš atliksiu, padarysiu. Advokatas, galiu įsitepti, karočią, buvęs Nichuja tu ne advokatas, blėt. Nes tasai, karočią, meluoja, aš girdėjau, karočią, jo parodymus, tipo, negali būti žmogus sudaužytas ir vidinis, ir išorinis lūžis. Gal, blėt, pizdai senai negavęs, nahu, ar kas tau yra, blėt? Apomai, nahu, iš kur tu šitas tatuškas turi suka, nahui? Pilietė, Gauai priklausai, alio, čia, pareigūnai, jis priklauso gauai, raudonų. Stopadovai. Stopadovai, pirštu rodo raudonų. Žinot dėl ko? Nes aš galimai atsimenu raudoną spalvą. Žiūrėkit, aš mane visą padu, aš tuoj va kepurę nusiemu, karočią. Nu, blėt. Man tai jaučiau nervas jau dabar suėmė, karočią, iš tikrųjų, aš nebegaliu, karočią. Va, nusiemu ir aprangą, aš nelabai atsimenu niekad, nes, nu, aš turiu pažymą ir panašiai, kad buvau sužalotas ir, nu, nestabiliai jaučiuosi. Man tas atsisiuos kažkokias teritorijas, man raudonas spalva, karočią, atsisiuos atmintyse, karočią, vis flashbangą ginasi, nes aš žinau, kad paskutinį kartą daug raudonų mačiau. Ką tu patilėti, karočią, aš dabar šnekuti. Prašau pilėti, biščiu. Ką dabar patilėti? Kas yra? Gal atsimenu tas vedas, ne? Apa, man dabar tai įdomu, man gal aš pareiškimą rašyti ant tavęs, ar kaip čia? Dėl ko? O tai, nu, pasižiūrėk, kokios aš paskutinį atsimenu, kad visus vedė pas vadiką, karočią, kalti kažką tai ir va, ant kitą iškalį, karočią, ir ką daryti dabar? A? Panašumų yra ar nėra? Kolega, aš jums išrašysiu dar dozę. Ramiai pabūkit už durų. Gerai, atsiprašau. Jo, Bet man, sakau, aš sakau, sakau, žiūrėk, pabūk už durų, kai asmo bus normaliai viskas pagydys ir tada pakalbėsim. Aš man atrodo, gerai, atsiprašau. Tuoj gausi dozę, viskas gerai. Norėčiau, nes nebetrivaizduoju, atsiprašau. Tuoj jau išrašysim. Taip, tai... Kur aš rūbus palikau, atsiprašau. Spintelį, pritėlį, atsiprašau. O, dėt. Tvarkoj, tai tada aš mygdysiu šitą asmenį. Tu, karočią, pasiimu kepurę, bet... Aha. Bet... O? Prašau pabūt už durų trumpam. Pabūsi tu man, Aha, aš pabūsiu už Pilietė, durų, bet aš... prašau pabūt už durų. Gerai, džiaugis, kad neatsimenu. Tu čia veikiau minutės. už durų, sakė. Pilietė, Gerai, liaudis, galima pasišalink. pratęsti. Aš importinis. Importiniai triusikai? Taip, mažutė, aš pas tave atėjau patikrint, kaip tu dirbi. Manęs tikrai mažiausiai, ką reikia tikrinti. Labas, pupa uoga. O, dieve. Gerai,